Labas mergaitės! Šiandien aš jums parodysiu, kaip pasidaryti atspaudus, panaudojant akrilinius dažus. Tam mums reikės stiklo gabalėlio, kurį galite išimti iš nuotraukų rėmelio, akrilinių dažų ir kelių lapelių popieriaus. Mes panaudosime juodus akrilinius dažus, baltus, violetinius ir geltonus. Jūs galite pasirinkti jums patinkamą spalvų derinį. Gražiausia, kai panaudojate 3-4 spalvas. Aš pradedu užlašinti dažų ant stiklo ir užlašinu pirmiausiai juodų. Visiškai nesvarbu, kur aš juos užlašinsiu, svarbu, kad nepadauginti. Tada aš palašinsiu violetinių dažų. Geltonų ir baltų. Kokią tvarką jūs lašinsite ir ar vienus su kitais sumaišysite, ar lašinsite bet kur, čia jau yra laisvas jūsų pasirinkimas. Na ir dabar uždedame popieriaus lapelį ir prispaudžiame, kad dažai pasklistų po visų mūsų paveiksliuko. Ar dažai gerai pasiskirstė, aš galiu pasižiūrėti, apvertusi lapelį. Na, jeigu matau, kad dažai daugmaž pasisklaidė visur, tuomet pereisiu prie kito paties įdomiausio momento. Atplėšiu lapelį. Nuo to, kaip atplėšiame lapelį, kuria kryptimi, ar ilgosios, ar trumposios mūsų kraštinės kryptimi, gausime arba horizontalų, arba vertikalų vaizdą. Šiuo metu aš atplėšiu popieriuką ilgosios kraštinės kryptimi. Todėl mano vaizdas bus horizontalus. Štai gavau tokį atspaudą. Kaip matote, čia gali būti kažkokie tai augalai, galbūt tai jūros dugnas, jeigu naudosite mėlynas, violetinės, žalias spalvas. Na ir jūsų vaizduotė jums pasakys, ką jūs čia gavote. Aš galiu dar vieną kartą padaryti atspaudą ant tų pačių dažų, nes čia jų liko dar pakankamai daug. Ir dar kartą uždedu lapelį, ištrinu. Na, darbas truputėlį murzinas, nes dažai dažnai išsiskleidžia per šoną. Na ir dabar atplėšiu vertikalia kryptimi, tai yra trumpąją kraštinę. Aš lyg tai atvynioju savo lapelį nuo popieriaus nuo stikliuko ir dabar gavau vertikalų vaizdą. Tokiu būdu galite pasidaryti atspaudus skirtus atvirukams, paveikslėliams, jeigu pasirinksite spalvas, kurios dominuoja jūsų interjere, jūsų pagalvėlių spalvose, baldų apmušalų, sienų spalvų, tuomet tas paveikslėlis gražiai derės jūsų interjere. Ačiū už dėmesį, iki kito karto.